Praeitam vlogę matėte. Na, kur numetė į burną keurą. Taigi atvarėm į molą. Nežinau, ar čia kažką, ar čia vapšė, nichuja. Nes kol kas tai atrodo, kad nichuja. Žinot, kaip Lietuvoj būna kelias, kur įmeti 2 euriukus ir masažiuką pisa, tai čia va tokie kombainai. Čia ne aparatai, čia kombainai. Tokie va kombainai. Ir kainos, kokios kainos, pažiūrim kainos. 2 eurai 4 minutės. Žinau, kokios kainos Lietuvoj, bet atrodo ganėtinai pigiai. Dabar tęsiam toliau savo misiją. O, vapšė čia taip. Toks baseiniukas, rutoliukas. Pilnos komplektacijos. Pasiruošę čia kalėdom tikrai, toksai yra kalėdinis kažkoks vaibas. Tai sustojom į JD, Camp 5,5, pasiėmiau batus, nes su šitais karočią, su šitais batais, kai vaikštau labai cipsiu, tai reikėjo naujų batų, kad nesicėpčiau, kai vaikštau, tai pasiėmiau naujus batus. Tai žodžiu, dabar keliaujam iki chatos, pasidėsim šmutkės ir eisim prie balos pavalgyti. O pasirodo, rytoj turėjom varytas į žvaigždės žiūrėti, tai kas atsitiko, jas atšaukė, nes labai vėjuota, tai varysim savaitgalį, bet nežinau, gal varysim į Sem parką, pasimsim ten kajutką, žodžiu, pažiūrėsim, kaip čia viskas dar bus ir keliaujam į kelionę vėl. Tai dabar varysim pavalgyti, pasiėmiau va tokius batus. Kažkokius tokius, bet irgi, bet neatsipsėsiu kai lochelis. Sumokėjau 100 eurų. Manau, Lietuvoje brangesni šitie batai, bet čia 100 eurų kažkas tokio. Gerai, karočią, keliaujam pakramtyti, tai burnytę kažką įsinė. Tai atvarėm pavalgyti, keis atėsi į akį saulę, bet toks vaibas šiandieną toks vaibas. Gerai, karočią, pavalgyti ir tada į kupolą varysim, tenai yra šiaip visokių Gucci, Louis, Rolexai, viskas, bet nežinau. Galvoju gal pasitaupyti ir, karočią, Dubajų pavaryti, kaip turi būti. Kaip visad, karočią, kaip visad. Pavalgiam, keliaujam į kupolą, dalyvavom ir skemė. Čia prišoko, karočią, spalvotas. Spalvotas tai yra, šitos spalvos atstovas. Prišoko, sako, aš pizda šaika baisiai laimingas esu, karočią. Imkit šitos apyrankės jum, nes rytoj važiuoju ten savo pamatyti šeimą, ten kažkur. Ir galvoju, okei, senelis, tipo, kad ir pisi protą, tokios istorijos aš dar nesu girdėjęs. Ir galvoju, pizdu, aš duosiu 2 eurų, karočią, tipo, tipsiuką ir pisam čia. Aš jam duodu 2 coką, jisai galvoja, jaučiu, kad aš pripisęs. Nes jau aš įpisęs 2 margaritas, tai jaučiu, kvapelis yra. Ir jisai man sako, tipo, žiūrėk, tai aš tu dabar duodu kem, o tu man duodi pem ir skirstomės, karočią. Ir aš galvoju, seniai, tu galvoji mane apipysęs su savo šitų atskemų. Taip mane galvoju. Nes čia kažkoks yra, kad aš jam daviau 2 coką, tai duodu pem, tai aš jam bendrai davė 7, o jisai man duoda 2 coką atgal, tai gaunasi, kad aš jam atidaviau 5 eurų, karočią. Nors daviau tik 2 coką, čia karočią. O pasikūrė serbas dar čia. Tai va čia skaitosi Tenerifės freelanceriai. Čia jie freelancina. Kaip mes pas mūsų ten kofeinė su kompais, čia su gitanom lauke freelancina. Taigi apačioj dar vienas freelanceris, ką jisai dainuoja, pažiūrėsim. Pisam į kupolą. Čia skaitosi, kai duodi moteriai, kad tave nufilmuoti. Tenerifė. Čia bus toks juokelis, kad moterim negalima kamerą naudoti. Čia bus toks juokelis. Ką žinau. Čia nejuokinga. Man tai juokinga. Man juokinga. Dabar tau bus tikrai nejuokinga, nes laiptais reikės. Jau, kas čia buvo tokie atvarė? UK. Toks vaizdelis. Čia easy lemon squeeze. Treneriai, jeigu žiūri, va, prašau, sportuoju. Dabar, kur atėjom, tai čia skaitosi, gal sakyčiau, prabangiausios parduotuvės pietuose. Taip aš gal įvardinčiau. Vien dėl to, nes Rolexo parduotuvė yra, tik tai dėl to žiūrėčiau. Ir turi Rolexą ant pardavimo, bet pirksim Rolexą Dubajui, nebent kai nuvarysim į Dubajų, pasakys, kad vapšė neturi nei vieno laikrodžio. Nes čia turi tik tai vieną laikrodį. Ir čia irgi yra visokių Louis Balmainas, kaip 2 broliai. Yra baisus alkoholio šopas čia, kur tipo ekskliuzyvinis alkoholis, kur vakar rodžiau, ką mes pirkom.
Šiandieną bus galima padaryti gal taste testingą. Turėtų būti skanu. Einam pažiūrėti, čia dabar kvepalai visur visokie. Daugybė visokių šmūkių, bagučių, kvepaliukai, 5 eurų. Čia visur labai daug kvepalų, nes kažkaip karočiui nėra kažkokio mokesčio ir jie skaitosi čia pigesni. Tik Tenerifei karočiui. Pirki cigarų bloką ir gauni sotkas buteliuką. Cigarų blokas ir vienas spricas įeina į kainą. Taigi esame lauke, kur mes keliaujame namo. Rytoj varysim pas mamą mano, tai nemanau, kad ten kažką pafilmuosiu labai daug. Jaučiu apskritai nieko. Toliau žiūrėsim, kur čia mūsų gyvenimas nuves. Dar yra planų. Blet, baisiai, aš su tokiu norėčiau. Parasparnis, nežinau. Patinka man dabar, paskutiniu metu man patinka truputį to ekstremo. Bet jo, keliaujam namo ir žiūrėsim, kas toliau. Galimai susitiksim rytoj, galimai susitiksim poryt ir žiūrėsim, kas bus toliau. Keliai ten, kur mes buvom, toj kaviniai, tai tenai nepisproto. Kokį 1,3 butelio džintoniko, tiesiog butelio. Tai čia paima džintonikėlio, tai jau supila visą stiklinę, įpisa švepso 2 gurkšnius ir karočią skirstomės. 2 tokie ir iki malonaus. Taigi, sveiki sugrįžę, nežinau kelinta diena, nežinau kur baigėsi viskas, bet turėjom varyti, pažiūrėti į Teide žvaigždes ir šiandieną mes tai darysime. Kaip ten viskas bus įdomu pažiūrėti tikrai. Monkey Parkas, ble, tikrai buvo jokinga, man patiko Monkey Parkas, kur tikrai nulėkčiau dar ir antrą kartą, bet žodžiu, varysim šiandieną į Teidę, pažiūrėti žvaigždės ir pažiūrėsim, kas tenai bus per egzotiką. Kol kas dabar einam į parduotuvę kažką nusipirkti. Galiu parodyti iš tikrųjų kokios kainos. Žiauriai viskas pigu. Tai aš nenoriu, kad po to iš čia susigrūžinę būtumėt, kad kodėl Lietuvoje viskas tai brangu, bet einam į pardę ir pažiūrėsim. Prašau, va, mėsytė. Euriukas. Euras 2,5. Čia euras 9 už tokį gabaliuką. Sūris. Euras 2,5. 3 eurų. 3, 2,2. Čia ir Lietuvoje tas pats. Girdėjote iš patikimų šaltinių. Iš sūrio ir mėsos kainos, man atrodo, tikrai... Ne, tai gali būti, nes čia mes ir atėjom, kur truputėlį brangesnė karočią, tipo, nes čia ekspresas, nepaprastas hiperdino. Čiorizo pas mus gal 100 eurų kainuoja, čia 3,5. Gerai, mes čia realiai atėjom pasimti kažką į tą Teidės, į viršų, kad kilsim žvaigždės žiūrėti, bet jie taip negyvai atrodo, ne? Aš tai gal galvoju čipsiukų pasiimsiu ir man paėvat. Jo, va šitos spurgytės belekokios baudinės, va šitos ir tik euriuką kainuoja baisiai geros. Aš tai savo jamų karočią. Aš tai kertu tokį. Liukas po euriuką, euras kem. O liukas, perki vieną dar gauni maišo haliavai, euras pem. Tropical Malta, euras 2,5, euras 2,5. Budweiseris, euras šiam. Ko čia tokio, aš vapšė net nematęs. San Pellegrino, kur tu matai? San Pellegrino 2 tram. Čia 125 metų senumo, čia iš karto, plus 5 gyvenimo. Čia skaitosi, kad čia ganėtinai dar brangu, tipo kažkur nuėjus tipo į didesnį tą hiperdino. Daugelis būtų pigiau, kokių jaučiu 10-20 centų. Dabar guminukų reikia. Šitie belė kokie žiaurus, šitie baisiai baudiniai. Taigi atvarėm pažiūrėti lauktuvių šiaip parduotuvytės. Prieš kelionę į Teidę žvaigždės žiūrėti, tai nusipirkom kažką pakramtyti ir dabar einam čia nenais. Šitie iš TikToko, kur tipo negerus dalykus darom. Atėjom čia kažkokią kitokią menkininkų parduotuvę, tai pažiūrėsim kas čia, bet jau po truputį ruošiamės ir varysim link Autko, kur mūsų užkels į Teidę ir varysim į žvaigždžių žiūrėjimą, kažkokią va tokią va tematiką šiandien. Tai atvarėm į lokaciją, dabar čia esam, kad duotų IP sotkės, čia tokia eilė, saulėlydis ir tada varom žiūrėti žvaigždės į Teidę. 13 laipsnių šilumos. Tai dar piso čia gazuot kažkas. Elegantiškai. Blebė, čia tikrai gražu turėtų būti. Štai ir žierkime. Čia tokiais takeliais liptai. Ne su nuliovais batais, aš taip galiu pasakyti. O tenai aukštai, Teidė matosi. O tenai mes kelsim tenai tikiai. Atvarėm į lokaciją, bet čia nieko nesimatom. Surinkinėja čia lazerį, ne lazerį, o kas yra? Teleskopą. Grįžom namo,
visai juokinga, bet atrodo, kad ten kažkoks skemas, karočią, kad ten paveiksliukai prikabinti, per geros ten kokybės visas tas dalykas, bet buvo visai ganėtinai įdomu. Dabar eisim pavalgyti, už 2 dienų skrendam į Lietuvą, taigi atėjom pavalgyti, galima sakyti, jau valgom. O sekantį kelionę į Dubajų naujieji metai. Tai jaučiu, susitiksim rytoj ryte, va, tokios nuotaikėlės. Taigi, paskutinė vakarienė. Čia sūris su uogienė, o čia bulvės su dapaja druskos ir padažiukų. Noriu namo. Parodysim rytoj Air Business Class, pizda, ten tai business, modėlė. Buvo toks va business class, pizda. Kai skridau, karočią, iš Dubajaus evento to į Lietuvą, pasakiau savo, kad gyvenime su Air neskraidysiu ir su Air ir vėl business class. Uždėk pip, karočią, kur sakau Air gal kažkada parems, karočią, video. Hello. Pizza Reina, pizza Reina. Įdomu, kiek viskas kainuos. Jaučiu 5 eurų kokį. Tikrai manau daugiau. Tai sumokėjom 8 eurą. Tai saproto, aš sakiau 7-8, atnešė 7-3 eurai 10 centų. Kas professional speakas? 8 eurą sumokėjom ir susitiksim kitą kartą kur? Dubajų nauji metai.